tai mėly popiečius, aš galvoju, kaip gražiai pasibaigė jo tarnystė. Jis dar galėjo palaiminti žmones ir kitą dieną iškeliavo. Jis turėjo negyvą viltį ir mes jį gerbėm kaip brolių Kristuje, kur mes turėjom tokią bendrą širdis plakimą, sakyčiau. Tie žmonės, kurie mums brangus, Dievo žmonės ir jam buvo brangus žmonės ir taip norim gerbti jo atmintį. Tai aš linkiu mums visiems, kad mes būtum tokie žmonės, kuris tą gyvą viltį nešim ten, kur mes esame. Ten, kur gyvenam, ten, kur mes dirbam, ten, kur mes bendraujam. Ir apie tą gyvą viltį. Šiandien tikrai dar daugiau girdėsim ir jūs žinot, kad pas mus šiandien yra svečiai. Matot, galbūt nematytų veidų. Tai visą pirma turim Sita ir Reinas Acitų su dukromis iš Vilniaus. Čia jo jų kaip atsisveikinimo, apsilankymas Klaipėdoje, nes birželio pabaigoje išvyks į Ameriką. Gali pamėginti, pakviesti grįžti mus paskui aplankyti. Būtų smagu, jeigu jums pavyktų, bet kadangi ne už kampo, tai galbūt ne taip lengva. Ir yra taip pat su mumis Tamara, Manuelis ir Simon iš Freiburgo. Tai ir kai jau turim muzikantus, tai be abejo reikėjo iš karto kviesti, kad šiandien šlovinimas būtų gyvas, ne iš konservo, ne iš kompiuterio, bet gyvas. Ir jūs galėsit kartu giedoti, nes turim tekstus ir lietuvių kalbą. Bet visą pirma, noriu prašyti Dievo palaimos mūsų buvimui kartu. Viešpatie Dieve, mes tau dėkojame šį rytą. Mes dėkojame už tą galimybę būti kartu ir mes dėkojame tau, kad dėl tavęs turim tą gyvą viltį. Mes dėkojame tau ir šlovinam tave, Jėzu, kad tu esi prisikėlęs ir gyvas viešpats, gyvas mūsų gyvenime. Ir tu turi daug planų, tu nori mus pakeisti, atgaivinti, įgalinti ir siųsti į pasaulį, šviesti ir perduoti tavo šviesą. O Jėzus, aš prašau, kad per mūsų buvimą čia tu būtum pašlovintas, kad tu liestum mūsų širdį, kad mes būtum sujungti tavo dvasią ir išeitum iš mūsų salės šiandien, pastiprinti ir iš tikrųjų palaiminti. Ačiū tau, Dieve, kad tu visą tai norėsi patarti šį rytą. Amen. Tai dabar kviesiu visą pirmą Tamarą ir Manuelę, pirmą ir antrą giesmę.
keičia karodą. Atsiliek per daug ačiū. Oi, kaip nėra. Atsiprašau, kažkur dingo mano tekstas. Aš atsiprašau, klausykite įdėmiai. Galbūt. Aš truputį išversiu, apie ką yra tekstas. Tai yra Šautų telor, čia apie tai, kad Jėzus yra mano gelbėtojas ir kad nėra kito tokio kaip jis. Visas mano dienas turėtų būti tokias, kad aš šlovinčiau jį. Ir kad aš šlovinčiau jį, nes jo meilė man yra iš tikrųjų didelis stebuklas. Jis yra mano pagoda, jis yra mano prieglauda, jis yra mano kaip tvirtovė ir stiprybė. Ir su kiekviena įkvėpimo noriu šlovinti viešpatį. Ir paskui turim tą priegiesmę, kad šautų dėliot, kad mes šauktum arba kreiptumės į Dievą, bet su šlovinimo giesme, su širdį pirmą šlovinį, kad mes šlovinti jo galybę ir koks jis yra. Ir netgi visi kalnai turėtų lenktis jam ir netgi jūros bangas turėtų, tas jūros ošimas turėtų būti šlovinimas jam. Ir mes giedam iš džiaugsmo, nes jis viską nuostabai padarė ir amžinai šlovinsime jį ir mylim jį. Ir tikrai nėra kito viešpaties, kuris prilygsta jam. Maždaug taip.
mums niekada nepamiršti. Dievo pažadai yra tvirti ir galim pasiklaupti. O dabar jau noriu pakviesti Sitą. Ačiū Algiui, kad padės su vertimu. It's your turn, Sit. Okay. Thank you. Hello, church. It's good to be here. Sveika bažnyčia, malonu būti pas jūs. And it's really good to be able to minister at our friend's church. Yra labai malonu būti patarnautojų viešoje bendruomenėje. Susan has been such a great servant of God for us in Vilnius. Suzana buvo mums labai geras tarnas viešpaties mums ten Vilniuje. And we would not have been successful without her. So thank you, Susan. Ir mes nebūtume tokie sėkmingi be jos. Ačiū Suzana And Anna Gret for all their help. ir Enegretko už visą pagalbą taip pat. Today I have an interesting sermon. Šiandien aš turiu tokį įdomų pamokslą. It might be a different way of looking at the cross than you ever thought about. Kai mes žiūrime į kryžių, yra įvairių tokių nuomonių galime matyti. And so we're going to start with 1 Corinthians chapter 2. Ir mes pradėtume iš Korintiečiams laiško 2 skyriaus. And we're going to read 5 verses. Ir mes skaitysime 5 eilutes. I'm sorry. Sorry. I pressed the wrong one. We'll get it right. Yeah, we have some technical issues. Yeah. Wait a second. My fault. I pressed Now the it wrong. should, Now I now got it it. should work. Okay, now it should. Okay, and so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, buvau atėjęs skelbti jums Dievo slėpinio ne iškilnia kalba ar išmintimi. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified. Mat buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. I came to you in weakness, with great fear and trembling. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Mano kalba ir mano skelbimas buvo ne įtikinantis išminties žodžiai, o dvasios galybės parodimas. So that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybę. Father God, I just want to thank you for this opportunity to speak on your behalf. Tėve, Dieve, mes dėkojame Tau už galimybę kalbėti, skelbti Tave. Your word is amazing, Tavo žodžiai yra nuostabus, but you've chosen to use imperfect people to preach it. ir Tu naudoji netobulų žmonės skelbti tą žodį. So Lord, just allow your Spirit to work through me. Ir prašau, kad Tavo dvasia Viešpatie veiktų per mane. In Jesus' name. Ir per Jėzų Kristų dėkoju. I wanted to start this sermon by talking about people. Pradėčiau šitą pamokslą labiau kalbėdamas apie žmonės. And how we experience people. Ir kaip mes patirime žmonių santykius. It seems that in this world, we have people that are very kind to each other. Ir mes šiame pasaulyje mes turime žmonės, kurie įvairiais būdais bendrauja. Don't get me wrong, there's a lot of evil in the world too. Negalime sakyti, kad taip pat yra ir blogų žmonių, bet A lot of crime happens, yra daug nusikaltimų, but just among us, peers, bet principai tarp mūsų žmonių we're basically very kind and courteous towards each other. mūsų santykiai visada yra malonus ir
geri. We're very considerate. Considerate. Oh, just same as kind. Yeah. Okay. So let me give you an example. Tokį pavyzdį aš jums parodyčiau. If you were to have, let's say, a neighborhood, you lived in a neighborhood, Jeigu jūs gyvenate kaiminystėje su žmonėmis, kaimynais, you could have in the neighborhood, let's say right next to you, you could have a Mormon. ir, pavyzdžiui, jūs galite turėti kaiminystėje žmogų, kuris yra mormonas. And across the street from them, you could have a Muslim. Ir kitoje gatvės pusėje jūs galite turėti musulmoną. And next to them, you could have an atheist. Ir kitoje gatvės pusėje dar bus ateistas. And next to them could be someone who's a pagan. Ir kitas, kuris kaiminystėje vadins save esantį And pagonį. then next door to us, we could have a Catholic. O kitoj pusėje dar mes turėsime kataliką. All of them with different beliefs. Kiekvienas turi skirtingus tikėjimo įsivaizdavimus. And if my daughter, let's say my youngest daughter was riding her bike down the street, Kai mano maža dukrelė važiuoja gatve and let's say she just fell over hard ir, pavyzdžiui, ji nukrenta ant gatvės and hurt herself, ir susižeidžia. any one of those neighbors, if they were outdoors, Jeigu šitie kaimynai būtų atviroje erdvėje pamatę tai and they saw her on the ground, ir pamatę, kad ji nukrito, they would quickly go to her aid jie greitai bėgtų padėti jai. and they would help her up Ir jie padėtų jai atsikelti and they would take her to our house ir padėtų ateiti į savo namus. and they would say, your daughter fell down out in the street Ir sakytų, tavo dukra buvo nukrito ant gatvės. and we wanted to make sure that you knew about it so you could help her. Ir mes norime žinoti, kad tu žinotum ir mes galime padėti taip pat. And they may even say, hey, and if you need anything else, let us know. Ir jie visada sakytų, jeigu jums reikia kažko pagalbos, mes visada padėsime. This is how all of these people with different beliefs Šitie visi žmonės su skirtingais įsitikinimais, tikėjimais, would act towards our daughter. jie šitaip elgtųsi, pamatę įvykį, kad atsitiko kažkas mano dukrai. Not because we're Christian, Jie ne todėl, kad krikščionys yra, but there's something within us that makes us act in a kind way. bet pas juos yra kažkas viduje, tas, kas jos verčia elgtis maloningai. It is my argument that that is because of the cross of Jesus. Aš sakyčiau taip, tai yra todėl, kad yra kryžiaus žinia. The cross of Jesus has changed the world. Nes Kristaus kryžiaus žinia, ji jau stipriai pakeitė pasaulį. That even people who don't follow Jesus kind of live in a very kind and generous way. Nes net žmonės, kurie nėra krikščionys, nėra įsitikinę, jie gyvena teisingą ir tokį dorovingą gyvenimą. And let me show you from our passage of scripture. Ir per iš rašto eilučių aš parodyčiau truputėlį. We got two things I want to point out. Norėčiau du dalykus atkreipti dėmesį. The first is that Paul, when he says he preached, did not preach with any big words or intelligence. Ir pirmas, ką Paulius sako, kad jis nekalba kažkokiais skambiais, išdidžiais, didingais žodžiais. But he says he preached one thing alone. Jisai sako, kad Paulius sako, kad aš skelbiu vieną tiktais dalyką. He preached Jesus and him crucified. Skelbiu Jėzų ir tą nukryžiuotą. And then second, what Paul says is that he did this without using incredible wisdom. Ir ką Paulius sako toliau, ne argumentais, ne kažką, bet paprasta galia. Because he said it was by the power of the Holy Spirit. Kad tai skelbimas žodžių yra Dievo dvasios galia.
There was power in that message of the cross. Šitoje žinioje apie kryžių yra galia. Now let me explain why that makes the world that we have today the way it is. Ir aš norėčiau truputėlį nušviesti, parodyti, kaip pasaulis atrodo šitos žinios paliestas. And to do that, I want to take you on a historical journey. Ir mes norėtume parodyti tokią istorinę kelionę. Are you ready? You want to strap your belt on? Prisiriškime ir pakeliausime. We're going for a ride, right? We're going on a ride. Tokia gana ilga kelionė. Yes. Okay, so it all starts, we're going to look at Romans chapter 1. Ir pradėtume nuo romiečiams laiško. And we're just going to look at a couple verses there, 22 and 23. Ir keletą eilučių 22-23. Yes. And it says there, verse 22, although they claimed to be wise, they became fools. Girdamėsi esą išmintingi, tapo kvaili. And exchanged the glory of the incorruptible God for images made to look like a mortal human being, or birds, or animals, or reptiles. Ir išmainė nenykstančiojo Dievo šlovę į nykstančios žmogaus, paukščių, keturkojų bei šliužų atvaizdus. So when Paul talks about the ancient world before Jesus, Paulius kalbėdamas apie pasaulio supratimą žmonių iki Kristaus, Paulius sako, he talks about a world that people exchanged what God really was to something much less. Ir Paulius sako, kad žmonės išmainė, pakeitė Dievo atvaizdą į tai, kas yra. Now I found it interesting that he uses this word right here. Čia mes norėtume atkreipti vieną žodį, nykstantis, nenykstančioje. Yeah, and because that basically has a different meaning from what it is in the Greek. Lietuviškas žodis truputėlį skiriasi atspalvis, gana stipriai skiriasi atspalvis nuo originalinio graikų kalboje. In the Greek it says incorruptible. Graikiškas vertimas būtų tikslesnis nekorumpuotas, toks lietuviškai galbūt išversti neskambantis nekorumpuotas. Yeah, which basically means that God cannot be bargained with. Dievo negalima jo papirkti. You can't bribe him. Jūs negalite kažkokiais kyšiais. God can't be seduced. Dievo negalime suvilioti. God can't be tricked. Negalime pagauti kažkokį tai triuką. His character always remains the same. Charakteris, esmė ta pati. And because of it, he doesn't change how he does things. Ir jisai nesikeičia priklausomai nuo kažko tai. But these gods right here, they change in the way they are. Bet šitie Dievo atvaizdai, paukščiai, žmogaus, keturkojų, šliužų, jie keičiasi. The gods of the ancient peoples were all corrupt. Aplinkinių tautų dievai visada jie buvo tokie korumpuoti, jie visada. They could be bribed. Jie buvo papirkti. They could be seduced. Juos galima buvo suvilioti įvairiais dalykais. They would change things if it benefited them. Jie labai galėdavo pakeisti savo nuomonę į kažką. And they really did look like what Paul says. Ir iš tikrųjų tai vyko taip, kaip iš tikrųjų sakė Paulius. So these are examples of the gods of the ancient people. Ir čia yra vaizdai, kaip to meto žmonės įsivaizdavo ir vaizdavo savo dievus.
As you can tell, there's the Egyptian gods. Čia yra pirmoji vietoje egiptiečių dievai. Over here, there's some Indian gods, like these right here are Indian gods. Dievybė atvaizduota indiškame motyve. Right here is some from back the Phoenician gods. Čia iš Šumerų, Tarpupio, And Babylonian gods and Assyrian gods. Asirijiečių, Babilonijos dievai. Notice that they look like humans. They look like humans, Truputėlį panašus į žmonės, but they also look like animals. bet taip pat gyvūno motyvai. Just like Paul says. Tai, ką Paulius ir sakė. That's how they changed the image of God. Dievo įvaizdį pakeitė. But let me just say this about these gods. Truputėlį norėčiau kalbėti apie šitos dievus. When you see how all of them created humans, Jie visi sukūrė. created, to create or to make, form, make, Žmonės jos sukūrė. create. Jos sukūrė žmonės. Yeah, how they created. So they created humans basically to be slaves. So they created them to be slaves, or to be enslaved, or slaves. Jie sukūrė juos, kad būti vergais. Yeah, okay. So, and this is important because of the way things worked out in the world at that time. Ir tai yra svarbu, kad suprasit tos santykius, kodėl tai. Okay, so let me give you an example. Here we have the way humans were made by the gods. Čia mes turime tokį pavaizdavimą, kaip žmonės buvo sukurti Dievo vergais. Where you end up having a hierarchy among the people. Ir žmonių visuomenė visada buvo hierarchinė struktūra. You would have the king and those that are the nobles, Mes turime karalius, mes turime didikų sluoksnį, and also the free men. taip pat kažkiek tai laisvųjų žmonių. And then you would have this large group of people down here that were the slave class. Ir apačioje mes turime didelę žmonių klasę, visuomenės, kuri yra vergų klasė. In the ancient way of thinking, Senovės žmonių mąstyme, when the gods created humans, kai dievai sukūrė žmonės, although they were all slaves of the gods, jie visi buvo dievų vergai. he exalted some of the slaves. Dievai išaukštino keletą žmonių. And the kings would be called sons of God. Ir karaliai buvo vadinami Dievo sūnumis. And then the nobles would all be risen up to be able to oversee everything. Ir didikų klasė taip pat buvo, kurie buvo išaukštinti ir pritraukti aukštesniam rangui. And so all of these folks, Ir visa šita klasė, visa šita jautis, they would have to serve these folks. jie tarnavo šitai sluoksniui. These were like 20% of the population. Apie 20% gyventojų. This is like 80% of the population in all different kingdoms. Ir įvairiose tautose, įvairiose, tai apie 80% Okay? vergų klasė. And as you see, these folks were basically they didn't have any rights. They were the cursed group. Ir šitą klasę jie praktiškai jokios vertės neturėjo, jie tiesiog buvo beveik prakeikti žmonės. Well, these guys, they had rights. They had dignity. Ir šita mažesnioji klasė, jie turėjo ir vertę, ir Dignity, yeah. And then dievumą. you could say that this group down here had no justice. Ir vergų klasė, jie praktiškai jokio teisingumo nesulaukdavo. So if they wanted to get justice in any way, Jeigu jie norėjo kažkokio teisingumo,
they would have to hope that someone up here would help them. Tai vien tik todėl, kad jie turi kažkokį santykį ir prieimą prie didikos luomo. And that was rare. Ir tai buvo The world was very unfair in that time. ir tuo metu visuomenė buvo gana tikrai negera. Then Jesus came. Ir ateina į laikas, kai atėjo Jėzus. And Jesus had a different role than the gods of all the ancient people. Ir Jėzus atnešė tokį kitokį visiškai supratimą, negu aplinkinės tautos tuo metu gyveno visuomenė. And let's look at his role from Philippians chapter 2. Iš Filipiečiams laiško. In verse 6 it says this. About Jesus, who being in who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant. Jis turėdamas Dievo pavydalą nelaikė grobiu būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save priimdamas tarno pavydalą. Yeah, I forgot to add that part. Being like made into human likeness, yeah. And being found in the appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even the death of the cross. Bet apiplėšė pats save priimdamas tarno pavydalą ir tapdamas panašius į žmogų, jis išorė tapo visai kaip žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Let me tell you something. Norėčiau kažką pasakyti. No ancient god in all those images that you saw of the gods would ever do something like this. Niekada pasaulio dievų, niekada jie nedarė nieko panašaus. Remember how they made humans, right? Atsiminkit, kad jie sukūrė žmonės. They made humans to be slaves. Jie sukūrė žmonės tam, kad žmonės būtų vergais. But the God of the Hebrews, Bet hebrajų dievas, that God ended up becoming a slave. jisai tapo Tarnu. It says tarnu. Tarnu right there. It's hard to see because of this, but it says the word Tarnu. Ir mes tekste mes turime tą žodį tarnas. I actually think that's a little bit of a weak translation. Aš norėčiau sakyti, kad tai yra gana silpnokas vertimas. For the word in Greek is doulos. Ir graikų žodis tarnas yra doulos. And that means slave like vergas, right? Ir jo prasme aiškiai yra ne tarnas, bet vergas. A verga slave is one that's owned by the person. Vergas yra tas, kas kažkieno yra tapęs nuosavybę. And they have no rights. Ir jie neturi jokių teisių. Now, how did Jesus get into this role? Kaipgi Jėzus tapo tokią rolę, kaip prisėmė tokią rolę. It says it right here that he got into that role through the cross. Ir čia yra tekstas, sako, kad jo rolė tapo todėl, kad jisai nusižemino iki kryžiaus mirties. He submitted himself to the role of a slave on a cross. Jisai prisėmė vergo įvaizdį, tapdamas, paklusdamas mirčiai ant kryžiaus. And let me say this. A lot of people don't know this. Daugelis žmonių šito nepastebi arba net nesupranta. But in Rome, Romos laikais only slaves were crucified. tiktais vergą buvo galima nukryžiuoti. Crucifixion was made for slaves.
Nukryžiavimo bausmė buvo skirta vergams. They would never crucify someone who was a free person. Niekada nebuvo kryžiuojamas žmogus, kuris turėjo laisvę. Even if- Buvo laisvas žmogus. Even if they had committed murder, Net jeigu jisai nužudydavo, they would never crucify a noble person. niekada nebuvo nukryžiuojamas žmogus iš kilmingųjų sluoksnių. Now, I did have this big quote here. Wait, right here. Get by. I have this big quote here, but I'm just going to explain it to you. You guys could read it if you want. Čia yra viena citata iš Cicerono. Cicero says that crucifixion was one of the ugliest forms. Ir Ciceronas sako, kad nukryžiavimas yra bjauri bausmė. They didn't even like to say the word. Jie net negali, žmogus, kuris kryžiuojamas, jis net žodžio negali ištarti. To a Roman, it was a disgusting word. Ir nukryžiavimui, romėnų žmogui nukryžiavimas buvo toks stipriai paniekinantis veiksmas. And so that's why they saw the only people who would be put on a cross are those that don't have any worth. Ir tas žmogus, kuris yra nukryžiuojamas, jis žmogus neturintis jokios vertės. Why do you think Pilate was so against crucifying Jesus? Kodėl, kaip jūs manot, kodėl Pilotas buvo toks nenoriai skirti bausmę Jėzui Kristui, kad jį nukryžiuotų? He tried everything to stop them from wanting to get him crucified. Jisai bandė padaryti viską, kad sustabdyti, kad Jėzaus nebūtų nukryžiuotas. He almost had his soldiers whip him to death. Jisai įsakė beveik iki mirties nuplakti Jėzų. To show the Jews, look, he's so beaten and broken. Žiūrėkite žmonės, žiūrėkite, jis jau taip yra suluošintas. But they kept on saying, we want him to be crucified. Bet aplinka vis reikalavo, kad ne, jis nukryžiuotas turi būti. So, because it was Passover, he had a great idea. Kadangi buvo Velykų metas, buvo viena tokia gera idėja. I'll take a disgusting criminal like Barabbas and put him next to Jesus. Ir jie paėmė vieną Barabą, nusikaltėlį, ir jisai pastatė šalia Jėzaus. And I'll tell them that they can have someone for the Passover. Ir vieną iš jų galime pasigailėti. And so he thought that this would work. Ir reikia manyti, kad jis galvojo, kad šitoks veiksmas gali padėti. They gotta take Jesus. Jie galbūt pasiims Jėzų, But what did they cry? bet jie šaukė, We want Barabbas. mes norime, kad paleistum Barabą. Crucify Jesus. Ir nukryžiuok Jėzų. And that's why Pilate washed his hands. Ir todėl Pilotas nusiplovė rankas. He said, this is on you. Ir šita kaltė ant jūsų. Because he was disgusted by the fact that they wanted to do this. Nes jisai labai buvo pasipiktinęs tuo, ką žmonės reikalavo iš jo. So I want to show you what it says in 1 Corinthians 1. 1 Corinthians 1. And it says this in verse 18. I'm going to read half of the verse and then we'll read the other half. Okay, 1 Corinthians 1, verse 18 eilutė. Verse 18 says this. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė. When Paul says those are perishing, Tie, kurie eina į pražūtį, he's meaning those who do not accept the gospel. Jisai turim omenyje tai, kurie nepriema geros tos žinios. And really that he's talking a lot about the Roman world. Ir jisai labai plačiai kalba apie romėniškąjį pasaulį.
right? And so he says that it's just foolishness. Jiems tai yra kvailys. That doesn't mean like foolish in a simple way. E, Tai nėra kažkas toks, ta kvailystė, kad paprasta dalyka. The Romans thought it was idiotic to consider someone on a cross. Romiečiai, kuris, kai kalba Really stupid, really stupid. apie nukryžiuotai, tai yra visiška beprotybė, kvailys. Why would a God send his son to go on a cross? Kaip gali Dievas pasiūsti savo sūnų ant kryžiaus? That made no sense to the Romans. Romėnų įsivaizdavimui tai yra netelpantis į logiką. But for Christians, it's the power of God. Bet krikščionėms išgelbėtiems jis yra Dievo jėga. And that power would change the world. Ir va, šita jėga pakeitė pasaulį. Let me show you an interesting picture. Įdomų paveikslėlį norėčiau parodyti. Okay, so this would be graffiti in the Roman days. Čia yra vienas iš romėniškojo pasaulio grafitis. It was a first century graffiti. Šitas grafitis išraižytas sienoje yra iš 1 amžiaus. And this young man right here Čia yra pavaizduotas jaunas žmogus is worshiping someone on a cross. ir jisai kažką tai prie kryžiaus prikaltą garbina. But notice the head. Bet pažiūrėkit čia galva. It's the head of a donkey. Čia yra asilo galva. This is how the Romans saw Christians. Taip romėnų pasaulis įsivaizdavo ir matė krikščionybę. Because what are donkeys? Nes jie yra asilai. They're beasts of burdens. E, They're basically, they serve humans. Jie tarnauja žmonėms. That's what, Asilai tarnauja. yeah, they're slaves. That's what donkeys are to humans. And so that's how they pictured Jesus. They pictured him as a crucified donkey. Ir romėnas vaizduoja, kad krikščionis jie garbina nukryžiuotą asilą. But did not realize why he did it. They did not realize why he did it. Ir jie niekada neįsivaizdavo, kągi jis padarė Jėzus. And we'll finish with the story of when he was on the cross. Ir norėčiau užbaigti su šitą istoriją, kuri atsitiko prie kryžiaus. I want you to really picture this. Norėčiau pamatyti tą tikrą paveikslą. Do you remember that Jesus had 2 thieves that were crucified with him? Jūs prisimenate, kad Jėzus buvo nukryžiuotas su keliais nusikaltėliais šalia jo. So now you know that those thieves were slave thieves. Ir jūs žinote, kad šitie nusikaltėliai arba vagys buvo vergai. They may have stolen from their masters. Jie kažką pavogė iš savo šeimininkų. And the littlest crime could put a person on a cross for if you're a slave. Jeigu tu esi vergas, kad ir nedidelis nusikaltimas, tu buvai pasmerktas ant kryžiaus nukryžiuoti. So there's this moment when Jesus is on the cross, Tuo metu, kai Jėzus yra prikaltas prie kryžiaus, and one of the thieves yells at him, "Why don't you get yourself off that cross?" ir vienas iš nusikaltėlio arba vagis sako, kad kodėl tu neišsigelbėjai iš kryžiaus. If you're a king, you could get down. Jeigu tu esi karalius, tai... But then the other guy, O kitas šalia vaikinas, he said, "Be quiet. nutilk, We deserve being up here. mes nusikaltome ir verti esame nukryžiavimo. But this man did nothing wrong." Bet šitas žmogus nieko blogo nepadarė. And he turned to Jesus Ir jisai atsisukęs į Jėzų sako, and he said, "Lord, viešpatie, would you remember me when you go to your throne?" kai tu užžengsi savo sostą,
prisimink mane. What Jesus says would have stunned anybody in the audience. Ką jis pasakė, kai aplinkui buvo tokia didelė auditorija aplink jį. If anyone would have heard what Jesus said, they would have been mortified or just out of their minds. Jeigu kažkas būtų išgirdęs ar pasakęs, tai būtų kažkokia absurdo komedija. Jesus says, I tell you, Aš sakau tau, today, dar šiandien, you will be with me in paradise. tu būsi kartu su manim rojuje. Do you understand what he said? Ar mes įsivaizduojame, suprantame, kągi jis pasakė? You who are a criminal slave Tu esi nusikaltėlis vergas. will walk into paradise with the king. Tu eisi į Dievo karalystę, į rojų kartu. Arm in arm. Kartu su manim. We will walk in together Mes kartu žengsime. because I'm exalting you up to my place. Nes aš išaukštinsiu tave iki savo. See, what the cross did Ir tai, ką daro kryžius. is it took the lowest form of human being in existence, Jis paima tą žemiausią sluoksnį žmonių, kuris tik tai the gali criminal slave, nusikaltėlis. the criminal slave, nothing lower. Nusikaltėlis vergas. And he lifted that one up to his place of honor Ir paaukština iki pat savo vertės. and says, God created you and created me and created all mankind to be of equal worth. Dievas sukūrė viską, ir mane, ir tave, ir mes esam vienos vertės išaukštinti. The Salvation Army would not be in existence if it wasn't for the cross. Salvation Army would not be in existence if it wasn't for the cross. Išganymo armija neegzistuotų, jeigu nebūtų kryžiaus. Because what do? What do we do as an organization? Galime daryti kaip organizacija. We care for those that are at the lowest part of their life. Mes tarnaujame, rūpiname žmonėms, kurie yra The poor, the needy, those that the unfortunate. žmonės, kurie turi poreikius nelaimėse. Nobody in the ancient world would have cared for them. Senovės pasaulyje šiais žmonėmis niekas nesirūpino, Because they were cursed of the gods. nes jie buvo prakeikti Dievo. Why would you want to help someone cursed of the gods? Kam reikia padėti tiems, kurie jau paties Dievo yra prakeikti? But Jesus says, God made every human being of equal worth. Bet Jėzus sako, kad kiekvienas žmogus yra vertė Dievo veide. And he demonstrated this by being crucified on the cross. Ir jisai parodo, tai demonstruoja per savo nukryžiavimą. Jisai leidžiasi nukryžiuoti. He pulled everyone up and made them equal in value. Ir jisai kartu pakelia, priima ir pakelia iki savo vertės, iki Dievo vertės. I think you worship the right God. Aš galvoju, kad jūs garbinate teisingą Dievą. No gods are like our God. Ne kažkieno, bet mūsų Dievą. Father God, I just want to thank you. Dieve, aš tau dėkoju And I appreciate, Lord, what you've done for us. ir mes dėkojame už tai, ką tu padarėjai dėl mūsų. When I think back to my life, Kai aš galvoju apie savo gyvenimą, I think of what garbage I was. aš buvau tokiame nuopolyje, But Lord, you saved me anyways. bet tu vis tiek išgelbėjai mane, Because you saw worth in me. nes tu matėjai vertę manyje And I appreciate that, Lord. ir aš tau dėkoju už tai. And so we as a Salvation Army want to take a stand for the cross. Ir mes kaip išganimo armija, mes norime stovėti šalia kryžiaus. And pull people out of the worst situations. Ir mes norime pakelti iš blogiausių situacijų
žmogų. and show them how much you love them Ir norime parodyti, kaip tu myli žmogų. because they have worth in you. Nes kiekvienas turi vertę Dievo akyse. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Thank you very much. Ačiū. Thank you, brother. Čia Nara ir pasirinko giesmę būtent apie tą temą. Ja. Prie kryžiaus ateinu ir aš tikiuosi, kad šį kartą vyks. Thank you very much, Sid, for reminding us and going deeper into the subject. Yeah. We're talking about that subject for a while already in our Bible group, but it was also especially you on it. Mes mūsų Biblijos grupelė apie tą temą, būtent apie kryžius, esmė ir svarba, jau kai kurį laiką kalbam, bet čia dar buvo kitoks žvilgsnis į tą temą. Kol kas galėjo, There it is. let's see. I see the course.
variantų ir mano patarėja atsiuntė man tą tekstą, bet viskas buvo apie kryžių. Tai yra svarbiausia, ką man matyti kryžius, nes nėra kitos galimybės susitaikyti su Dievu, nėra kitos galimybės gauti atleidimą. Jokio kito sprendimo mus negali išlaisvinti. Niekas kitas negalėjo mokėti už mūsų teisingumą, dėl to aš ateinu prie kryžius. Aš žiūriu į kryžių ir ten pakeltas aukštai, kad visi pamatytų, aš matau ir žiūriu į šitą kryžių ir ten aš matau visą tą meilę visiems tautoms, nes nėra kito kelio gauti susitaikymą su Dievu. Ir tik kartuojasi. Tu nukentėjo Jėzu ir mirai ir taip tu išliejo savo gyvybę dėl mūsų. Tu mums parodė kelias. Ir tai tu įvykdai Dievo pilno plano. Ir dabar aš noriu skelbti apie tave. Prisikėlimas, amžiną gyvenimą, per mirtį į gyvenimą. Ir mes norim apie tai pasidalinti. Tai yra šita giesmė esmė. Per kryžius į gyvenimą, į amžiną gyvenimą. Tai yra Evangelija. Dėl to esame čia, kaip Sidas pasakė. Be kryžiaus ir prisikėlimo mūsų nebūtų. Bet dėl to, kad taip yra, mes esam čia ir norim, kad kuo daugiau žmonių apie tai sužinotų ir prisijungtų ir amžinai būtum kartu Dievo karalystėje. Kokia nuostabi žinia. Jėzus viską pakeitė amžiams. Alleluja. Ir šitas viešpats, kuris taip mus išlaisvina, tai laimina jūs ir lydi jūs kiekvieną dieną, kur jūs tik esat, kur jūs tik būsit, būkite palaiminti. Amen. Ir mes kviečiame dar būti kartu, galbūt ir padiskutuoti. Labai gerai galime diskutuoti su Seitu. I asked them to discuss with you. Could be interesting discussions with you. We'll have fellowships. Tiesiog pabūkim kartu, čia, manau, yra vienas iš tų svarbių dalykų, kad mes turėtum bendrystę, nes aš manau, mano įsitikinimas, kad yra bažnyčios bendruomenės turi būti tokia šeima.